Sveiki, aš šiandieną noriu truputį paliudyti. Man 47 metai ir aš tikiu į Jėzų Kristų. Dabar, žinot, taip pat tai yra kelias, kaip aš sakau, ir šiandieną, nuo kada aš pradėjau ieškoti Dievo arba, sakykime, uždavinėti gilius klausimus, kelti savo viduje, tai nejaugi čia tik toks tas gyvenimas, tik tai tie, sakykime, materialiniai dalykai, arba tik ta mokykla ir tas darbas. Na, žinot, tai vis tiek kažkokia prasme panašu į tą žiurkėną, kuris sukasi tame rate ir niekaip negali išlįsti iš viso šito. Daug klausimų buvo tokių kaip, tai ar yra džiaugsmas šitam gyvenime? Džiaugsmas, būtent tais dalykais, tais paprastais. Ta rutina, jinai labai mus užgožia, labai jinai mus išsekina. Jau būna, kad ir po darbo kitą kartą atrodo, ir nieko nesinori. Aišku, jūs galit pasakyti, tai tau vyrutį reikia jau depresiją, čia tu pas tave kaip pas psichologus ar kažkur. Tai aš manau, kad ir depresija turi savo vietos ir lemiamų momentų jinai tą depresiją sužaidė ir mano gyvenime turėjo įtakos. Nes depresija nelygi, tai lygiai kažkokie tai yra. Aš kažkur tai nuo 13 metų pradėjau viešpaties ieškoti. Ne taip giliai, kaip dabar tai suprantu. Ir dar įtariu, kad čia ne pabaiga. Nes jeigu jau tu nusprendi eiti paskui viešpatį, tai tu vis arčiau ir arčiau, o jis vis daugiau ir daugiau tave nenori paleisti tada. Ar aš tikėjausi, kad kažkada tai pasikeis tas gyvenimas? Mano gyvenime buvo pačioj pradžioj, tokioj paauglystėj, sakykime, aš irgi turėjau draugų, sakykime, tariamų draugų ratą ten. Mėgdavom ir pasilinksminti, ir per išeiginės, ir išgėrinėjom, ir rūkėm, kaip daugelis jaunimo, kaip visi, ir diskotekas lankėmės. Bet kur mano gyvenime buvo kabliukas, kuo aš nebuvau patenkintas? Sakytum, tai ko tu nori, tai tu ką, jaunas žmogus, tu dabar susiras kitų dalykų, kurie čia tave tenkins. Anksčiau sportavai, o dabar būk tiesiog sirgalius su čipsų pakeliu ir kolos buteliu, žinai, ar su alaus karbonkė, žinai, ne. Suprantat, aš ir išgėrinėjau ir viską, ir manęs netenkino, ir aš jaučiausi blogai. Kiti eidavo į linksmumą, o mane atvirkščiai tarsi kažkokia depresija apimdavo. Iš tikrųjų, tokia galvoju, kam visą tai? Gerai, o kas po to? Aš pradėjau uždavinėti tos klausimus. Iš pradžių taip nerimtai, dėvesi, taip apsilankiau, dar tuometinius buvo bendruomenės profsąjungų rūmuose, vykdavo susirinkimai bažnytiniai. Neminėsiu bendruomenių pavadinimų, nes tai nesvarbu šiandien. Aš pasakysiu kada nors, kodėl tai nesvarbu, nes, supranti, tavo šauksmas iš vidaus. Ar yra kas mane myli, ar yra kažkas labiau, ar tu kažkam esi reikalingas? Aš manau, netgi netikintis žmogus užduoda tos pačius klausimus, lygiai tos pačius. Ir aišku, aš atsimenu, kai man būdavo, sakykime, tie suspaudimai kažkokie, tai aš kažką gero pergyvendavau. Jau tada Dievo dvasia veikdavo, jau tada jinai parodydavo, kad reikia ieškoti. Yra Dievas, yra, kuris nenori, kad mums būtų blogai. Arba kitaip sakant, suprantat, bus laikotarpį gyvenime, jau šiandien aš aišku taip suprantu, kada tau bus blogai, bet su Dievu tu jos gali praeiti. Vat kai tu vienas, tai tau atrodo ta beprasmybė. Tai čia kaip tas šulinys, kur nei vandens, nei maisto, tamsu, šalta, taip.
ir nėra pas ką pasiklausti, ir nėra kas tau padeda. Bet va čia ir prasidėjo tas ieškojimas, tai dabar man, kiek metų, aš vaikštau vieną iš bendruomenių, aš netgi esu narys bendruomenė, bet aš noriu pasakyti, kad aš tai statau jau ne į pirmą vietą, ne tas čia klausimas. Aš skaitau raštą, aš kartais, kai man gera, aš pagėdu. Aš taip turiu asmeninės maldas, kurias, kaip sakant, aš kartais nueinu ir į bendras maldas, nes raštas ragina ir Dievas ir nesako, kad tu turi užsidaryti vienas kaip į celę ir sakykime, ir ten visą tą kontempliuoti pats su savimi. Ne, tam yra tavo kambarėlis, tam yra tavo mintis, kur tu gali, sakykime, viešpačiui sakyti tai, kas tau galvoja. Tau niekas netrukdo, tavęs niekas neragina, tu gali valandą, gali 2 sėdėti, kiek tik nori. Suprantat, bet ką aš pradėjau suprasti, aš supratau, kad yra, kaip Jėzus sako, kai aš pakilsiu aukštyn ant kryžiaus, aš jūs patrauksiu prie savęs. Kokiu būdu? Sakė, aš jums atsiųsiu Guodėją, kuris guos, kuris primins viską, ką aš sakiau. Tai, sakykime, aš dabar necituoju, taip, žinot, iš rašto, tas eilutės, kurios ten parašytos, ne. Daug klausimų yra, daleiskim, yra toks klausimas, tai gerai, o kam iš vis tas raštas nereikalingas? Šiandien aš jau galiu, sakykime, taip, vieną iš versijų pasakyti, dėl ko raštas reikalingas. Tam, kad tu susipažintum, kad iš vis yra Dievas ir jo veikimo principai kokie. O gerai, tai ką sakysite, gerai, išmokau vos net mintinai tą raštą, tai aš jau jį pažįstu, Dievą. Va čia ir yra vinis, kaip sakant, lentoj iki galo nedakalta. Ją reikia dakalti, kaip tu tik susipažinai, tu supratai, yra Dievas. Yra Dievas, jis tave ištraukė, kaip ir mane kažkada tai. Aš šiandieną negaliu, suprantat, aš net negaliu kitą kartą paliudyti, gerai sakyti, o ką aš turiu liudyti? Apie tai, kad aš išgėrinėjau, ar apie tai, kad aš rūkiau? Ne, šiandieną aš liudiju, kad kažkada buvo momentas, kai man buvo sunku ir Dievas pasakė, klausyk žmogau, aš tau atleidžiu, nes aš prašiau atleidimo už tos savo blogus darbus, už tos nuodėmes, taip sakykime. Ir aš buvau labai atviras savo viduje. Dieve padėk, aš negaliu susitvarkyti, sakykime, su rūkymu, ar tai bus, kas tai yra jūsų gyvenime, jūs patys žinot, kas kankina jūsų gyvenime. Ir kada aš buvau labai nuoširdus savo viduje, Dievas mato šitą nuoširdumą. Nes šiandien aš tikiu, kad jis mane sukūrė, kaip žmogų, kaip puodžius nulipdė, taip, iš molio savo indą. Ir šiandieną jisai tęsia, jis mane minko. Kiekvienas žmogus, kuris ateina pas Dievą, jis bus minkomas Dievo. Nes Dievas nori nužiesti jam tinkamą indą. Kaip su tom problemom, kurios buvo gyvenime, tai labai paprasta. Kadangi mes indai, o indai nemėgsta būti tušti. Mes vis tiek kažką tai ten pilame. Įsivaizduokit, jeigu tu kažkokį ten kaifą mėgsti savo, ten kažkokį turėti, žinai, ar parūkyti. Jeigu tu tai pastoji darysi, tai tas tave ir trauks. Bet jeigu tu, žiūrėk, staigiai būna, pradeda žmonės mėgsta, bet tada pradeda staigiai valgyti smarkiai. Žiūrėk, čia praėjo viskas, negerai. Tada sako, davai sportu įsiminėsiu. Viską meta, bet staigiai sportu įsiminė, bet smarkiai ten kiekvieną dieną eina. Ir suprantat, vėl iki to kritimo, kol atsibosta. Ir žmogus niekada tuščias nebūna. Toks yra jau žmogus, jis nori save kažko užpildyti. Ir va čia aš supratau, jeigu tai ne Dievo dvasia, tai tada kažkas kitas. O tas kitas tai 1000 priežasčių. Tai vat.
Šiaip labai branginu laisvę žmonių. Su metais, sakykime, išdirbau tokį savo, sakykime, principuką. Yra žmonės ir reikia branginti jų laisvę, reikia branginti jų mintis, kad mes negalim prikišti kitiems, ką veikti gyvenime, kaip daryti. Aš tikrai nesu iš tų, sakykime, tikinčių, kurie eina, aš neturiu to pašaukimo eiti kažkur tai šūkauti, rėkauti prie maksimų, brūkti per jėgą, ten kažkokius tai užtverinėti žmonėms kelią, brūkti per jėgą kažkokius bukletukus. Aš nemanau, šiandieną internete milijonai liudijimų, žmonių, bukletukų, filmų, knygų, audio. Šiandieną apie Dievą tiek daug. Klausimas kitas, ar žmogui reikia jo. Nes šiaip jau, jeigu žmogui sako, aš netikiu, tai jam jo ir nėra to Dievo. Matot, Dievas atsiveria tiems, kas jo ieško. Kai tu esi atviras su juo, jisai tau atsiveria pats. Jis atveria, kai čia man patiko kažkada tokie žodžiai, sako, giluma ieško gilumos. Dievas yra giluma. Jeigu nejaugi jūs galvojat, kad jis nemato, kada mes paviršutiniški, kada mes netikri, kada mes net patys savo meluojam. Jisai mato, ką mes mastom, jis mato mūsų motyvus. Netgi tu nuėjai bendruomenę, jis mato, kur tu šiandieną gali būti bendruomenėje, o gal tavo Maksimoje akcijas nagrinėjai mintyse. Ar, sakykime, Lidle kažkokį tai kačių maistą perki, supranti. Ir čia reikia labai būti atviru, nes Dievas ne žmogus. Jis, kaip sako, mano mintis tai ne jūsų mintis, jo mintis aukščiau yra. Kas man dar, sakykime, kuo? Aš jums pasakysiu savo nuomonę. Gerai, tu gali paklausti, o tai ką tu vadini to tikinčiu žmogu? Šiandieną, gerai, tu sakysi, žmogus vaikšto į bažnyčią. Taip, vaikšto. Žmogus skaito žodį. Taip, skaito žodį. Gieda chore. Gieda, labai faina. Ką dar jis daro? Liudija. Žuvytę užsiklėvo ant mašinos. Irgi sakykim, ar tai liudija, kad tu esi Dievo žmogus? O čia aš noriu, kad kiekvienas savo užduotų tą klausimą. Nes šiaip jau žmogus turi būti vedamas savo vidaus jau. Čia visi išoriniai dalykai. Ar sakysi, tai ką nereikia eiti į bažnyčią? Sakykim, eina žmonės į bažnyčią. Tūkstančiais eina žmonės ir šiandien ieško žmonės. Kodėl ieško atsakymų? Čia lygiai tas pats, kaip pasakyti, tai kodėl tada žmonės keičia tas bažnyčias. Labai populiaru, tapo jas keisti ir viską. Todėl, kad jie bažnyčių ieško. Čia irgi klausimas toks, tai ko tu ieškojai ir ką tu radai. Jeigu jau tu sužinojai, kad Jėzus yra, o jis sako, reikia ieškoti manęs, reikia ateiti pas mane, o tu nuėjai į bendruomenę, o tau ten, nežinau, ten tų mokytojų gal 20 ir visi savo šnekės. Ir visi tarsi skamba kaip teorija. Kodėl? Todėl, kad tu supranti, tu turi atrasti tai, kas tau brangu. Tu turi atrasti, tau turi ateiti atsakymas, tiesioginis į tavo vidų. Jeigu sako Dievo žodis, kad mes esame Abraomo vaikai taip pat, jūs galit pasiskaityti apie mūsų protėvį Abraomą pagal tikėjimą. Kodėl taip sakoma? Todėl, kad jis gavo apreiškimą. Šiandieną tau taip pat reikia gauti apreiškimą. Nes be apreiškimo nuo šventosios dvasios apie tavo gyvenimą, tu nežinai, kur tau eiti, tu nežinai, ko tau griebtis, tu nežinai, kokia kryptim tau pasukti šiandieną.
tu turi paprašyti pas Jėzų, kad jis parodytų tau kelią, kad jis tau atsivertų. Bet tam reikia ieškoti jo. Netgi pasižiūrėkit, apaštalas Paulius, apie kurį be galo daug šnekama šiandieną. Jo mokymas tai čia kaip pirmoje vietoje, nes ten iš tikrųjų yra daug pavyzdžių teigiamų, gerų. Netgi jis, kai atsivertė, ten įrašoma, neprisijungė iškart prie bendruomenės, prie mokinių, nes ir mokiniai jo tada bijojo, taip įrašoma. O jis norėjo į dykumą. Aš įtariu, kad jisai visgi pagrindinį klausimą sprendė. Jam reikalingas buvo apreiškimas nuo Jėzaus. Jam reikalinga buvo, suprantat, sutvirtėti su Dievu. Nes žmonės mus gali nuvesti labai toli. Tu gali pasiekti žmonių nuomonėmis kažkokiamis. Tau labai svarbu, ar tu turi giluminį pažinimą, ar tau dvasia šneka. Čia jūs nepagalvokit, aš nieko bendro apie kažkokią šizofreniją čia nešneku, sakysiu, su dievais šneki ten. Nors čia, kaip čia pasakius, dabar žinot, žmonės ir su fonautai šneka ten ir su demonais, dabar dvasinis pasaulis suaktyvėjęs ant tiek, kad iš tikrųjų tie dalykai įvairūs vyksta. Bet ne, mes šiandien šnekam, ar tu atrandi, kada tu atrandi tą. Kada Dievas sako, aš duodu savo ramybę, ne taip, kaip pasaulis duoda. Tada tu galėti bet kokią bendruomenę. Bet šiaip jau čia pasirenkam, čia ne tame esmė yra, ne bendruomenė esmė. Esmė, ar turi asmeninį pažinimą, ar tu ieškoji giliai, kad surastum. Tau turi būti atgarsis į tavo širdį, nes tu nuveisi, tu priimsi bažnyčios mokymą. Sakysi, ir tai blogai. Jėzus net fariziejams sakydavo, kai jie mokėsi, sakykime, tos irgi dogmatinė kažkokia buvo teorinė ta dalis, ne, Biblijos. Ir jis sakydavo, tai raštas juk apie mane, sako, rašo. Sako, jūs skaitote raštus, jūs norite pažinti, o raštas sako apie mane. Bet jie taip ir nepamatė to Jėzaus. Tai šiandien aš klausiu, jeigu tu eini į bendruomenę ar kažkur tai, o gal tu pirmą kartą, tai tau susipažinti reikia su Dievo žodžiu. Čia viskas tvarkoje yra. Pati pradžia labai graži, bet po to tau reikia nepraleisti to momento, kada tu, sakykime, tu pažadėjai Jėzui tą gerąją prasme tarnauti jam, pasikrikšti. Bet tau reikia asmeninį santykį surasti. Nes kitaip tu bendruomenėje jausi naštą po to. Po kiek laiko praėjus, tu nerasi savęs. Sakysi, man ir čia negerai, kiekvienas siūlo, sako, ir ten reikia eiti, ir tą daryti, ir tą knygą perskaityti. Dar tu čia mažai pažįsti, tau reikia dar 50 knygų perskaityti. Tau reikia kursus vienus praeiti, antrus, tau reikia baigti kažkokią mokyklą, 1, 2, 3 ir tavo galva tokia pasidarys didelė religinė tokia. Tu pripompuotas žinių, bet ar tau kalba dvasia? Nes visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Taip raštas sako, yra tokios eilutės. Tai labai svarbu turėti blaivų kritinį protą savo. Būk kritiška, tikrink. Raštas sako, tikrinkit. Viską, kas sakoma, viską, ką jums sako, tikrinkit. Nepasiteisinsi nieko. Kad, žinai, man kažkoks ten, sakykime, mokytojas pasakė, kad reikia taip ir taip. Kada nors ateis Jėzus pasakys, o tas žmogus pasakys, taigi tu Bibliją turėjai. Kodėl tu nepatikrinai, kodėl tu nepaskaitai? Jūs supraskit, brangieji, šiandieną kiek mokymų, kurie net Jėzaus neišpažįsto, skaito Bibliją. Kiek mokymų, kiek sektų, kurie bando jūs pritraukti ir po to iš ten nepaleisti. Bet taip jūs to Dievo ten ir nepažįstat. Bet jūs sėdite, nes jūs įtraukia, jūs prigąsdino, kad su jumis kažkas atsitiks, bet esmė, kad ar jūs pažįstate Dievą, ar jūs siekit, ar dvasia veikia jumise, ar jūs atsivėrėte. Kur
Nes jeigu jau jūs su Dievu, Dievas pradėjo su jumis darbą, tai žinokite, jums tada bus lengva visur. Ar jūs bendruomenė, ar jūs ne bendruomenė, grupelė. Jūs turit savo nuomonę, jūs turit šventą raštą, kuriuo galit pasitikrinti, ar teisingai einate jo keliu. Šventas raštas skirtas pamokymui, skirtas paraginimams. Ten toks lobynas, ten tokia išmintis, tik reikia teisingai suprasti visą kitą. Tai vad. Ar aš esu krikštytas? Taip, esu krikštytas. Tik norėčiau čia pasakyti, kad labai svarbu prieš tą vadinamą krikštą priimti savyje tokį sprendimą, kad tvirtai, kad tu eisi paskui Jėzų. Nes mano gyvenime ne viskas tai buvo aišku. Aš ir pasikrikštęs gyvenau taip, kaip aš norėjau. Gyvenau, ėjau per gyvenimą, šiandien tikintis, rytoj pusiau tikintis, poryt dar blogiau kažkaip. Tai aš ne dėl to, kad noriu pasakyti, kad taip negalima elgtis ir čia tikrai buvo tik Dievo malonė, kad jis mane pravedė per tas duobes, bet aš noriu pasakyti, kad aš nedarau jokio idealo iš savęs, kad būtent per tas klaidas Dievas mane biškį pastatė į vietą. Jis parodė, kad ne viskas taip paprasta, kad dvasiniam pasaulyje vyrauja, pasirodo, yra ir priešas, kuris mus nori sužlugdyti. Taip, piktosios dvasios, viskas. Jos veikia, savo darbą dirba. O jeigu mes teisingai elgiamės dvasiniam pasaulyje, kovojame, nes be jokios abejonės, jeigu jau tu seksi Jėzumi, tau teks tiesiog tapti jo karžygiu. Teks, nes kitaip dvasinis pasaulis greit tave, suprantat, nėra viduriukų. Turėsi kovoti, nes kitaip priešas tave norės, bet kokiu atveju jis neapkęs tavęs. Dėl to, kad tu pasirinkai tą sakykime, ieškoti šventumo kelio, ieškoti pradininko, dvasios, kaip sakant, to Jėzaus, kurį tu išpažįsti, kuris tau žada amžinai gyvenimą. Taip. Bet, sakykime, kova neišvengiama. Tai aš, taip sakykime, norėjau truputį paliudyti, nes šiaip, jeigu sutiktų, nekrikštas liudija, kad tu esi dvasinis. Iš vis aš dabar sutinku žmogų, su kiekvienu žmogumi reikia elgtis kaip su žmogumi. Su kiekvienu reikia, kaip vėlgi žodis sako, kaip tu nori, kad su tavimi elgtųsi, taip ir tu elgis su žmonėmis. Antras dalykas, kad ne visi, kurie sako viešpatie, įeis Dievo karalystė. Čia mane tai nustebina, bet pasirodo, kad iš tikrųjų tiek daug dalykų vyksta dvasinėme gyvenime. Tose religinėse bendruomenėse, kiek apgavysčių, žinokit, kiek visko. Ir čia teks jums įsiaiškinti, jeigu jūs ateisit, jeigu norėsit pažinti tą kelią, tą, kurį Jėzus siūlo. Ateikite pas mane, sako, kurie esate prislėgti. Yra kitos rašto vietos, kurios sako, kiekvienas, kuris tiki, turi amžinai gyvenimą. Kiekvienas. Yra skirtumas, kaip tikėti. O tikėti, vėlgi rašto eilutė sako, kas tiki mane, taip kaip raštas sako. Iš to trykš vandens šaltiniai į amžinai gyvenimą. Įsivaizduojat? Vadinasi, labai svarbu, ką mes skaitome, kaip mes suprantame, gilinamės į raštą, savo mintyse svarstome. Labai svarbu turėti, žinot, ne tą, ką perskaitėt, nes ten yra tokių tiesioginių, kaip sakant, sakinių, kurių pasakyta, sakykime, nukirsk ranką, mesk ten, išlupk akį. Čia parabolės, čia viskas yra Jėzus pasakyta ir po jų slepiasi tie žemčiugai, kaip sakant, rubinai viešpaties, kuriuos reikia dvasia atveria dvasia, daugelis klausimų, ten viskas, ten ne taip paprasta, bet tas žmogus, kuris ieško, jis atranda.
Tai va, aš gal tiek norėjau šiandieną paliūdyti, jeigu man vat būtent dvasia taip toliau, vat kažką kalbės, aš kažkuo gal ir dalinsiuos toliau. Tai būkit palaiminti, ieškokit Dievo. Ir jeigu jums kažkas šiandieną yra, kas slegia jūs, jums nereikia niekur eiti, jums nereikia važiuoti į Jeruzalę, jums nereikia, sakykime, ieškoti ten, kur Jėzus kalbėjo, arba ten, kur vaikščiojo mūsų Abraomai, ten tie visi protėviai. Jūs savo kambarėlėje tiesiog ateikit ir pasakykit: Jėzau, aš tavęs nepažįstu, aš nežinau, kas tu toks, bet aš girdėjau, kad tu gali padėti. Paprastais žodžiais, savo širdį. Jūs einat, čia suprantat, čia ne tiek forma, kiek širdies pozicija. Čia ne tiek tai, kad jūs turit kažkaip tai, aš girdėjau, reikia atsiklaupti. Aš jums galiu pasakyti, galima būti nuoširdžiai apsiverkus, miegant, gulint ir paprašyti mintyse. Tiesiog mintyse jūsų mintis atviros. Jūsų širdis neugi galvojat, kad Jėzus nemato, koks jūs prieš jį esat. Po to, kada jau visą tai, kaip sakant, atsiveria, jūs jau pakeičia tą gyvenimą savo, tada jau kiti dalykai, tada jau ir forma reikalinga kažkokia tai, tada įgauna prasme viskas, kas parašyta Dievo žodžiu, bet pradžia Viešpats su mumis kaip su vaikais. Jis antiek myli žmogų, kad ištraukia iš sudėtingiausios situacijos. Jis kenčia mus, ar mes ten vagis, ar ten mes paleistuviai, ar ten kažkokie girtuokliai. Dievas myli žmogų antiek, kad jį nori išgelbėti. Šiandien, jeigu tu esi tokioje situacijoje, kada tau tikrai nelengva, tai tau tik vienas kelias yra. Pažink tą, kuris gali padėti. Manęs vieną kartą paklausė, net, sakykime, musulmonas, sulmonas įstikė Allahą, ten viską. Čia ne taip, man supranti, sako, gerai, a tai kaip tu, kuo tu tiki? Aš sakau, aš tikiu tuo, kuris padeda. Sakau, mano atveju tai buvo Jėzus Kristus, kuris asmeniškai man padėjo, kai man buvo sunku. Paprastais žodžiais, Jėzau padėk. Jei tu esi, Jėzau padėk. Būkit palaiminti ir iki kito karto. Amen.